Sveiki, šiandien pasidalinsiu savo patirtimi apie šąlančias galūnes. Aš save kiek prisimenu, visą gyvenimą jos buvo šaltos, man būdavo šalta, jos ledinės ir visada sakydavau, ai aš šaltišius, čia kitaip nebus ir tarp kitko iš kitų nesu kitaip girdėjusi, čia jau taip yra ir kitaip nebus. Mano patirtis. Buvau jau kurį laiką pradėjusi vartoti Nelife produktus. Nuvažiuoju pas mamą, buvo žiemos metas ir jau nusirengus einu, mama, kaip visada, iš paskos su tapkėm, aukis, siaukis, šalta, vėsu. Ir toks momentas save, kad aš nenoriu tapkių, man jų nereikia, man nešalta. Mano pėdom nešalta. Tai va, tuomet supratau, ant kiek buvau susigyvenusi, kad aš šito pokyčio savo organizme, aš jau net netkreipiau dėmesio ir nepajutau. Jeigu nebūčiau, kol pas mamą nenuvažiavau, kada susitvarkė, aš taip ir nepagavau to momento. Sekanti istorija, tai ne mano klientės nusipirko flavonoidus. Flavonoidai rekomenduojami prie aktyvinti kraujotakos, sustiprinti visą smulkiąją kraujotaką, kapiliarus ir vienu žodžiu. Ir paprasčiausiai profilaktiškai sugėrė, pamėgino. Po mėnesio gaunu atsiliepimą, nešala kojos, nebešala kojos. Net nežinojau, kad žmogus turi šitą problemą ir ką, patirtis kalba už save. Dar kur jis labai gerai čia ir dabar veikia, tai kai pradeda gerklę skaudėti. Jeigu tik pirmi simptomai gerklės, ar anginos, ar kažką, įsidedam ir laikom. Nuostabus produktas. Turėjau vieną klientę, sėdim, dirbu, gerklę skaudu. Ją man sako abidvi. Palaikykim. Sėdžiu. Kaip neskanu. Kas čia? Vienu žodžiu, ne. Ir aš mintinai sudėčių nežinau, bet žinau, kad iš natūralių maistinių medžiagų, ir skaitau aš jai. Jis išgaunamas iš spanguolių, žalių kopūstų, žalios arbatos be kofeino, burokėlių, šeivamedžio uogų, aviečių, mėlynių, raudonų ir žalių vynuogių, apelsinų, citrinų, greipfruktų ir vitamino C. Pauzė. Bet gal tikrai sakai? Ale tikrai visai skanu. Esmė tame, kad nepridėta saldiklių. Ir ne viskas turi būti skanu, kad būtų naudinga. Paprasčiausiai išimtos veikliosios medžiagos. Tai va tiek, pamėginkit ir labai lauksiu komentarų. Būtinai pasidalinkit. Jeigu daugiau norėtųsi apie šitą produktą, parašykit, atsiųsiu informaciją. Įsigyti taip pat galima pas mane. Iki malonaus.